Kažkur už jūrų marių, kur karališkos pilys padalintos pusiau, kur piratų laivai įkalinti lede ir miestai negali prabusti iš amžino žiemos miego, gyvena berniukas vardu Kajus, sūnus burtininko, kurį ledo skulptūra pavertė Sniego karalienė. Troli! Eik, paieškok tarp žmonių. Lėkiu su vėliu, ryt grįšiu su vaikiu. Aš nenoriu tavęs prarasti. Lūta, paimk jį. Numesiu pas Kajų. Pažįstu šiuos kelius lyg savo 5 pirštus. Vos nedriba. Saugokis. Mergiotę taip pat pusiau padalinsim. Talaik. Pabandom dar kartelį. Kurgi tu išsiuntei Kajų? Į Sniego karalienės rūmus. Čia trolių tėvynė. Ar visi troliai žuvo? Ne, viens išgyveno. Pats stipriausias, drąsiausias ir žinoma, gražiausias. Aš galvojau, kad išgyvenai tik tu. Ir kasgi iš čia atvedė? Pakart nenaudėlį. Aš šaunus bakuriukas, paklauskit Gerdos. Pavyti ją! Sugauti mergiotę! Kvailas trolis. Armas! Mano vardas! Armas! Tu tikrai nelaimėsi. Ir kasgi mane sustabdys? Aš žinau, ką turiu padaryti. Tau prireiks stiprybės kovojant su Sniego karalienė. Aš duosiu jai savo elnę. Bėk greitai, Ragnarai, greičiau už vėją, bėk! Aha, bėgu. Aš negaliu visko padaryti viena. Tu ne viena, Gerda. Mes būsim tavo širdyje. Mieloji, mes visada gyvensim savo vaikų širdyse. Na kaip tu gali pasitikėti šiuo šunieku? Aš ne šuniekas.